konkreti malda. Tuomet Abraomas užtarė pas Dievą ir Dievas išgydė Abimelechą. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną ir vergės, įdant vėl galėtų gimdyti. Pradžios knyga, 20 skyrius, 17 eilutė. Abraomo žmona Sara buvo labai graži. Jis nuogąstavo, jog jį užmuš vien tam, kad gautų Sarą. Taigi jis visiems kalbėjo, jog Sara yra jo sesuo. Karalius Abimelechas paėmė Sarą pas save, nes norėjo ją vesti, bet Dievas pasirodė į sapną ir jį perspėjo. Taigi jis atidavė Sarą, jis išstojo su savo kalte ir nesislapstė po pasiteisinimais, nors ir turėjo tam pagrindu. Dievas pažadėjo jam, jog Abraomas jį ištars, ir Abraomas tai padarė. Dievas pagydė moterį ir vergės nuo nevaisingumo, o tais laikais tai buvo didelis trūkumas. Visas Abraomo, Mozės ir kitų pranašų gyvenimas buvo kupinas konkrečių maldų bei konkrečių atsakymų ir Dievo konkretaus veikimo. Paprastai mes meldžiamės gan abstrakčiai ir tokiu būdu negalime pamatyti, kaip Dievas išklauso mūsų maldas. Ir taip mūsų tikėjimas nebūna pastiprintas. Dievas nori mus padrąsinti konkrečiai maldai. Mūsų Gabrielius pavyzdžiui. Matau, kaip konkreti malda skatinam gijimą. Nuostabu. Tai padrąsino mane daugiau melsis bei melsis konkrečiai. Mums reikalingos matavimo priemonės maldos veikimui matyti. Sergančiųjų išgydyme tai iškart pastebime. O štai kitose srityse reikia pažvelgti atidžiau. Yra maldos grupelės besimildančios už jūsų miestą, net ir specialiai prieš kriminalinius nusikaltimus. Jie praneša, jog statistika maldų dėka sparčiai mažėja. Kiti meldžiasi už kitus. Kiti meldžiasi už kitokius konkrečius dalykus, bei po kurio laiko pastebi skirtumus. Bei ilgą laiką meldžiausi dėl posūkio savo kelyje į darbą. Ten nuolat įvykdavo avarijos. Po to, kai kasdien pro ten pravažiuodamas melsdavaus, įvyko tik lengvutė avarija. O štai po kurio laiko pastatė įspėjamąjį ženklą. Konkreti malda ir veikia konkrečiai. Kai kurie užsibrėžia per didelius tikslus, nesiklausydami Dievo, nepažindami jo valios. Lyg Albės norėtų perkelti į Australiją. Tai gyvendami kartu su Jėzumi taptume panašus jo buvimui, bei galėtume spontaniškai žinoti, kokia yra jo valia. Bei galėtume pajusti, kaip šventoji dvasia mus veda. Tuomet galvotume, kalbėtume, veiktume ir melstumėmės vis labiau, kaip kad Jėzus tai daro. Dėkuoju Jėzu, tu gyveni manyje. Noriu atiduoti tau visą savosios širdies bei savo gyvenimo erdvę. Noriu tapti panašesnis į tave. Noriu melstis taip, kaip tu tai darytum. Dėkuoju, jog kreipiam dėmesį į mano maldas. Amen.